Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Aš esu Tomas Linksmolis, sporto kineziterapeutas ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie poilsį, kokybišką poilsį. Tai profesionaliam sportui mes turim tokią analogiją. Kuo didesnis variklis, tuo svarbesni stabdžiai. Tuo norima pasakyti, kad jeigu visada tik tai spausi gazą, važiuosi iki artimiausio posūkio, bet ne toliau. Dėl to treniruojantis, ar mokantis, ar augant labai svarbu balansuoti stimulus su poilsiu ir su susikoncentravimu naujai užduočiai. Šiandien turiu jums kelis patarimus, kaip jums efektyviai nusiraminti, pailsėti ir priimti kuo daugiau informacijos augant. Tai pirmas dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra laukas. Laikas lauke. Teoriškai vaikas turėtų apie 4-5 valandas kiekvieną dieną praleisti lauke. Aš žinau, kad šitas skaičius skamba kaip didelis skaičius, ypatingai kai už lango yra blogas oras, bet visada tą laiką galime patirti efektyvesnį ir gauti tą pačią naudą per mažesnį laiką. Tam mums tiesiog reikės įsižeminti. Ką reiškia įsižeminti? Tai patirti tą gamtą, tą lauką per kuo daugiau savo juslių. Išsipurvinkit, palieskit, pačiupinėkit, sušalkit, sušlapkit. Tai tikrai padaro patirtį turtingesnę ir suteikia daugiau naudos per trumpesnį laiką. Antras dalykas yra miegas. Vaikai turėtų miegoti nuo 9 iki 12 valandų ir šito kompensuoti mes negalim jokiom kitom priemonėm. Jeigu neprimiegojau per savaitę, aš negaliu to kompensuoti savaitgalį. Deja, taip nervų sistema neveikia. Svarbu yra nuolatos pasiekti reikiamą miego lygį ir čia niekaip kitaip nebus, reikės turėti griežtą režimą šitoje vietoje. Trečias punktas yra judėjimo pertraukėlės. Kai sėdim ilgą laiką susikoncentravę, vargsta mūsų smegenys. Judėjimas, nors ir netrodo kaip poilsis, bet jis padeda perkrauti smegenis, pailsėti ir susikaupti naujai užduočiai. Dėl to skatinčiau bent jau kas pusę valandos padaryti kokį nors pratimą, pasitempti, atsistoti, pažingsniuoti vietoje, padaryti bet kokio judesio, kad ir labai mažą pertraukėlę, tai padės jums efektyviau tęsti užduotis toliau. Ketvirtas patarimas yra improvizuotas žaidimas. Tai improvizuoti žaidimai pagal jūsų pačių susikurtas taisyklės, geriausiai, kad tai būtų judrūs žaidimai, padeda labai efektyviai, intuityviai išsikrauti, nukrauti savo neigiamas emocijas, nukrauti susikaupusi psichologinį stresą per dieną ir taip vėlgi pailsinti smegenis. Na ir pabaigai norėčiau jums duoti vieną svarbų įrankį, su kuriuo galėsite greitai atsipalaiduoti, nusiraminti ir susikaupti rimtai užduočiai bet kada dienos metu. Tai yra kvėpavimo pratimas. Labai paprastas, užtrunka tik tai kelias minutės. Pabandykime kartu. Viskas atrodys maždaug taip. Jūs įkvėpsite giliai per nosį, užpildysit pilnai savo plaučius. Tada bandysit įkvėpti dar truputį ir tada iš lėto per burną iškvėpsite. Pabandom kartu. Įkvėpiam giliai, tada dar truputį ir iškvėpiam. Dar 2 kartus. Ir paskutiniai giliai. Na va, tikiuosi gerai atsipalaidavote. Geros jums likusios dienos.